Sveika, Giedrė. Sveika. Čia gyvenimiški pokalbiai ir aš Aurima Dilienė sveikinusi iš Prancūzijos, o Giedrė sveikinasi iš Ispanijos. Tai mes kaip ir iš šiltų kraštų, bet aš vis tiek koščiu ir slogu, labai atsiprašau, kas klausot, dėl mano tokios nelabai geros sveikatos būsenos. Noriu priminti, kad visgi šitie gyvenimiški pokalbiai nėra nei paskaitos, nei seminarai, nors aš esu psichoterapeutė ir kalbinu savo kolegas, tačiau, žinot, mes visi turim poilsio ir pramogų poreikį. Aš tame tarpe, ne? Tai man iš tikrųjų yra labai smagu kalbėti su savo kolegomis, kaip sakoma, ta pačia kalba ir šiek tiek, tai yra man pramoga, mano poreikio patenkinimas ir mano poilsis, bet aš kodėl darau tai viešai, nes visgi mus visus domina gyvenimo istorijos, žmonių gyvenimo istorijos, ar ne? Aš pati klausausi, prisipažinsiu, aš pati klausausi pokalbių, kurių dabar internete pilna apstu. Aš jų klausausi, man jie labai patinka, įdomu. Ir dėl to nusprendžiau, kad jeigu aš jau pramogauju, tai pramogaukim visi kartu. Tai Giedrė, kodėl pasikeičiau Giedrė, tai labai savanaudiškai. Prisimeni, Giedrė, mes su tavim susipažinom, nežinau, bendrai aš susipažinom, bet važinėdom iš Kauno į Vilnių, viena mašina, visą valandą, net ten valanda kelio ir plėpėdavom. Juodai, sustojimo ir dar stojusios, man rodo, paplėpėdavom. Tai mes mokėmės kartu porų konsultavimą, ar ne, šeimos ir porų konsultavimą. Ir terapijos. Jo, šeimos ar ne porų. Kažkaip man... Šeimos ir porų terapijos. Šeimos ir porų terapijos, konsultavimą. Jo, tai mes tuo ir, kaip ir visi mano pašnekovai, mes su Giedre esam panašios tuo, kad konsultuojam tokius pačius klientus greičiausiai, taip pat negyvenom Lietuvoje abidvi ir dirbam iš namų. Dirbam iš namų ir apie tai šiandien pakalbėsim, nes ta tema tikrai labai tokia aštri, tokia, ypač pandemijos metu, bent jau man tai tikrai labai, labai jaučiasi. Tai Giedre, kaip tu ten to Ispanijoje atsidūrei? Tiesą sakant, tai ieškau tiesiog geresnio klimato, žinai, kad būtų šilčiau. Bet netgi, žinai, tam tikrą prasme, tu ten išvažiavai ir kaip tik mes tada daug bendravom su tavim, gal ir tu įkvėpiai kažkiek. Jo, tai kažkaip galbūt labiausiai iš tiesų, toks, kažkokių tikriausiai susidėjo įvairiausių, nežinau, kvėpimų, kažkokių kitų žmonių ar nepatyrimų, kur, užsimanė kažkaip tai, išmėginti, pagyventi šiltai žiemą, pradžioj vieną žiemą, bet taip gavosi, kad atvažiavom vienai žiemai ir 4 metus jau tą žiemą tęsiasi. Dar vis žiema, ar ne? Aš turiu menį, kad tai buvo pradžioj laikinas projektas, bet dabar jis kažkaip jau tapo toks visai stabilus projektas. Aš atsimenu, aš pas tave buvau svečiuosi ir klausiu, tai kiek čia dar būsi? Ai, nežinau, iš tikrųjų atsimenu šitą. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai, tavo, ta prasme, klimatas yra, kaip ir geresnis, galima sakyti, ne tik, kad geresnis, toksai gal pastovesnis, pavyzdžiui, pas mus, kaip sakant, mes jo Atlantas, jisai nusičiaudo audrą gaunam, ar ne, ir mes čia pastovi, ruduotai, kodėl aš čia košiu, tai pas mus, jeigu ruduotai saulė diena labai kaitri, o naktį atšala naktis, ryte šaldom, toks labai temperatūrų perkritimas, šiaip nėra labai faina. Bet iš kitos pusės, aišku, man vis tiek labiau patinka, aš nemėgstu sniego. Bet kai pas tave buvau žiemą, ar ne, tai mes vaikščiam ten tikrai, buvo smagu, iš tikrųjų, kalėdinė mugė ir ten gėlė žydi viskas, pas mus irgi, bet ne taip kaip pas jus, nes Viduržemio jūra visgi yra moteris. Gerai, tai tu esi Ispanijoje 4 metai, ar ne? Ir kaip ir aš, persikėlė į tą savo darbą į, kaip sakant, savim išsivežytis. Kaip tau sekės, nes man visgi irgi, aš tokia pati esu, ar ne, ir persikėliau savo darbą su savim. Kaip tau sekasi su tuo? Kas pasikeitė, ar geriau, ar blogiau, bet ką tu galėtum papasakoti? Iš tiesų, tai taip pat galvoju, aš jau 4 metus praktiškai tik tai taip konsultuoju, ar ne, tai labai jau taip įprasta atrodo, jau kažkaip netgi keista ir gyvai, kelis kartus ar nesusitikti su klientais. Aišku, yra skirtumas, bet iš esmės, pats jausmas yra tas pats, ar ne, tai yra susitinki su žmonėm, tyrinėjai jų situacijas, ar ne, kartu su jais dirbi, kartu su jais eini pirmin, iš esmės nėra skirtumo, ar ne, ir mes taip, netgi buvo situacijų, ar ne, kad aš susitikau su tuos klientus, kai buvau Lietuvoje, ar ne, kad susitikau su jais gyvai, ir visiškai nebuvo jausmo, kad aš jų nepažįstu, nes aš juos gerai pažįstu, aš niekada nemačiau gyvai, ar ne.
Tai atrodo, kad toks tas skirtumas būna, kad klientai, paskambina ten, kad sakau, tik nuotoliniu būdu ir sako, ne, tada mums reikia gyvai kažkaip, nedrįsta kai kurie, ne, kai kurie kaip tik sako, gerai, arba ten kaip negyvena Lietuvoje, tai jiems to labiau tik tai taip, ar ne, bet kai kurie nedrįsta ir jiem atrodo, kad tai čia bus kažkaip labai ne taip, labai kažkoks skirtumas, labai kažkaip, nežinau, kaip to pačiai atrodo, kiek tau reikia. Aš žinok su tuo, tai vis kuo toliau, tuo mažiau. Nes anksčiau pradžioje taip neskambino, nes aš išvažiavau irgi, žinai, palikau daug savo klientų, aš Lietuvoje turėjau privačią praktiką, kaip ir tu, ar ne, ir man skambina ten, paskui, žinai, jau iš lūpų į lūpas pereina ta informacija, tiesiog rekomendacijos. Ir tikrai, man pačiai truputėlį būdavo gaila pradžioje, tai kodėl jūs nenorit konsultuoti, viskas čia normaliai. Nes aš jau Lietuvoje konsultavau nuotoliniu, pavyzdžiui, kituose miestuose gyvenančius. Aš irgi buvau konsultavęs ir Lietuvoje, tie, kurie gyvena Lietuvoje dažniausiai. Nes kaip, aš tai, tu matai, tu psichologija, aš dirbau, bet irgi turbūt per internetą susirasdavo, o aš dirbau Respublikiniai Santariškių ligoninėje, kur žmonės atvažiuodavo iš visų miestų gydyti, žinai, ir paskui jie išvažiuojant, tai ką, privažinėsi tą Vilnių, tai aišku, ne. Tai kažkaip šitas man irgi jaučiasi ir tu teisingai pasakai, man tai irgi jokio skirtumo, man taip yra patogu. Išskyrus, žinai, įsiterpsiu, kad visgi, aš matai, tu tai gal nevažinėjai, aš tai važinėjau 2 metus, lakščiau, žinai, iš tikrųjų lakščiau, galima tai pasakyti, po pasaulį. Taip. Savo interesais, aišku, man buvo dėl to, kad aš mėgstu kelionės, labai norėjau keliauti, ištroškus buvau tų kelionių, bet tai derinau su konsultacijom ir su paskaitom ir seminarais ir man dabar taip trūks, atrodo, o Dieve, aš vien tik dirbu, ir nes negaliu niekur išvažiuoti. Taip, man atrodo, wow, tas iš namų darbas sunkus, o prieš tai atrodo normaliai, viskas gerai, nes kas mėnesį kažkur nulėki, parlėki ir vėl dirbi iš namų, labai patogu. O dabar, žinau, kažkaip šitom dienom, ne šitom dienom, bet šitais mėnesiais jau supratau, kad gal reikia išeiti į kokį biurą, žinai, kur žmonių daugiau. Va. Tai kaip tau? O tu nieko prisitaikyti? Taip, labai tas patogus dalykas, ypatingai, žinai, jeigu ten klientai kokie nors negali konsultacijų dalyvauti, ar ne, tai tada, ką darysi, ar ne, aš čia, kaip sakoma, per daug nesutrukdo, ar ne, tada mažiau tas yra taip, kaip būdavo, kai nuvažiuoji, ten susitari, kad ten vaikus, ten vyras, ten prižiūrės, ten jisai tada nuo darbų, kaip nors, ar ne, kokios tokios situacijas ir tu atvažiuoji ir žmogus taiga netvažiuoja. Tai namuose tai yra žymiai paprasčiau. Tada tikrai, nusiplauni ne per tą valandą. Bet žiūrėk, dabar klausyk, ir aš išsivežiau šeimą, bet ir tu išsivežiai šeimą, ar ne? Kaip tavo šeima, Ispanijoje, suprantu, šilta, o kaip jiems, nes mes gaunam, juk ne tik klimatą, gaunam dar daug visokių dalykų su tuo į komplektą. Aplinkybės, ar ne, visus, kaip sakoma, kontaktus ir taip toliau, tai iš esmės, mano 3 sūnus, ar ne, gimė čia, tai jisai jau gyvena Lietuvoje, ar ne? Tai, bet, reiškia, aš turiu 3 vaikus, tu žinai, bet nežino klausytojai, tai mano vyresnėlė, jinai, žodžiu, tik tai jau arčiau, kaip sakoma, pilnametystė, 17 metų grįžo į Lietuvą, grįžo į savo mokyklą ir, žodžiu, ten savarankiškai, ne visai savarankiškai, bet, žodžiu, biškai su mano tėčio pagalba, bet gyvena. Bet čia seneliais kontaktas irgi labai svarbus. Iš principo, mes irgi turėjome vieną sūnų, kuris kažkurį laiką gyveno su seneliu. Buvo geras laikas iš tikrųjų ir jam, ir seneliu, tikiuosi. Tai jo, bet tiesiog, bet jeigu apie tai kaip prisitaikė, tai tarkim mano, ta vyresnėlė kaip ir nelabai. Mes su vyru kaip ir prisitaikėme, nebuvo kažkas sudėtinga, ar ne, mažiesiams irgi. Tai yra, bet vyresnėlė, jinai 15 buvo, kai atvykom, tai jai buvo tas sunkiausias periodas. Jo, žinai, iš tikrųjų aš irgi susiduriu, tarp kitko, su nemažai klientų ateina paauglių, kurie nelieka, išvažiavę, tėvai išsiveža, bet jie po kelių metų grįžta ir tai kažkoks toks, kaip ir gal vis dėlto irgi tam tikras dėsningumas, nežinau, tarpsnio, žinai, nes vis tiek tai yra jau laikotarpis, kada jau tas paauglys, jisai labiau, yra priklauso tėvų šeimai, bet jau truputį labiau draugų visai ratui, ar ne? Ir kai atsiskirimo tam, ne? Tai fazai. Aš galvoju, mūsų, kodėl liko, mes su vyru irgi pasišnekam kartais, žinai, nes irgi daug draugų ir daug pažįstamų, kad nelieka. Tai sako, mūsų 15, jinai, matai, jinai, tarp kitko, mes išvažiavom prieš 6 metus, jinai nebuvo Lietuvoje, nebuvo grįžusi į Lietuvą.
Jinai visiškai nebuvo grįžus nei kartą. Kaip sutapo, kad mes visi išvažiuojam, ją paliekam namų, ten saugot kačių, saugot ar kažko. Ir žodžiu, jinai taip juokės, sako, nežinau, mama, sako man čia, kad aš negrįžau į tą Lietuvą, ar ne, bet jos irgi draugės kelios išvažiavo į užsienį gyventi iš Lietuvos, labai taip keistai. Jinai adaptavosi, bet mes galvojam, žinai, su vyru, kad mūsų, kai šeima didelė, tai, jinai tarptų mūsų, tarptų sesių, žinai. Ten vis tiek yra panašaus amžiaus pas tave vis vaikai. Kad daugiau to padėjo. Aš manau, kad šitas padėjo, taip, žinai, išlikti, nes jinai sirgo ten, vienus metus gerai sirgo irgi. Žinai, tą išgyveno tą visą tokį stresą, atsisveikinimas su savo draugais. Tai tikrai sunkus vatas. Bet žiūrėk, gerai, o dabar, tai mes va čia taip jau apie tas mūsų savo šeimą. Bet dabar žiūrėk, o mes, kaip va dabar, aš vis tik tai, tikrai taip jau profesiškai, žinai, smalsausiu, mes konsultuojam poras, tu irgi konsultuoji poras, tavo mėgstamiausias klientas yra koks? Tai jo, aš jau tau prieš tai ir nesakiau, kad... kad poros. Jo, dėl to, kad poros ir kažkaip aš galvoju, kodėl man čia tas poros taip patinka. Kodėl? Iš esmės, tai man patinka ten, ir vaikai, ir dirbti ir su vaikais, ir su šiaip individualiai, ar ne, irgi patinka, bet poros toksai truputėlį gal, tam tikras iššūkis didesnis, ar ne, kad tu esi su dviem žmonėm, ar ne, reikia suderinti tarp jų, tą santykį, ar ne, reikia, žinai, dažnai būni konflikte, nes jie ateina su konfliktu, ar ne, reikia išbūti tam konflikte, reikia sureguliuoti tą konfliktą. Tai vat, tame, kas labiausiai patinka, aišku, nėra taip jau labai faina būti konflikte, tikrai. Tai yra vis tiek, daug reikia viduje ir reiškia tokio, žinai, ramybės ar neišlaikyti, kad neįsitraukti, tai ir taip toliau, bet reiškia, kas man patinka, ar ne, labai patinka tas toksai, kai gaunasi abiem, surasti kitokį būdą būti, ar ne, kai atrodo tas, kas visiškai ten jau skyla, plyšta, ten taip toliau, ir po to, reiškia, mes po truputį išsidėliojam, susidėliojam, kad tai taptų jiems abiems patogu, komfortabilu, gera, miela, šilta ir taip toliau, ar ne, kad, tas visas kelias, ar ne, dažnai būna tai ne visai trumpas kelias, ar ne, kol prieinam prie to, bet kai matai tą rezultatą, ar ne, kai jie pradeda kitaip vienas į kitą reaguoti, kitaip, reiškia, priimti, ar ne, kitaip elgtis vienas su kitu, įgauna kitus įgūdžius, ar ne, permasto, persidėlioja savo kažkokius skaudulius, savo kažkokius tai traumas, kažkokias vaikystės, tarkim, ar ne, kurios veikia santykyje, arba ten kažkokius modelius, kuriuos atsineša iš vaikystės, ten elgesio modelius ir taip toliau, kai tai, reiškia, pradeda funkcionuoti, ar ne, ir jie yra, tampa laimingi, ar ne, tai yra, tokia, kaip sakoma, toks apdovanojimas. Ne, tai tas grįžtamasis ryšys toks labai svarbus, ar ne, kad tu matai, kad visgi pavyko, ar ne, pavyko įgyvendinti tą tikslą, tą užsakymą, kaip ir. Bet klausyk, o kaip tu darai? Ar tu konsultuoji poras vien tik tai, jūs tryse dirbat? Ar tu ar būna tau taip, kad tu imi ir kiekvieną atskirai dar? Kartais taip, dažniausiai pagrindė dažniausiai yra su abiem kartu, maksimaliai viską, bet kai kuriais atvejais, ar ne, kai matau, kad truputį labiau mes galbūt kažkaip prieisim prie kažko atskirai, ar ne, tai tada susitariu kokį po vieną, ten po porą kartų atskirai, bet iš esmės vis tiek po to grįžtam kartu ir pagrindė kartu. Tai toks, vėlgi, tame, aišku, bet dar yra tas sudėtingumas, ar ne, kad tai yra, kai yra kartu, vis tiek yra tokie, dar santykio elementai yra, tarkim, kai žmogus vienas, jis yra atviresnis, nuoširdesnis dažnai, ar ne, jeigu yra problematinis santykis, jisai tada nėra labai nei nuoširdus, nei atviras. Jis atsargus ir saugus. Nes jis yra labiau atsargus, ar ne, labai, žinai, žiūri, kiek ten kas pavyksta, žinai, atvirai kažkaip eiti pirmyn ir kas vyksta, visą laiką labai individualu, ar ne, kaip kas yra, bet pagrindinis dalykas, tiek dėl ko reiškia dviese, tai kad kuo daugiau jie vienas apie kitą išgirstų, tokioj aplinkoje, ar ne, kuri yra truputį, su tokiu neutralizatorium kaip manim, ar ne? Vertėjų, kaip aš save vadinu vertėjų. Nes tas tikrai būna labai, žmonės, žinai, įsitraukia į savo gynybas, jie dažnai kokios problemos, ar ne, bet apskritai dėl ko kreipiasi dažniausiai. Nes atsikalbam, tai yra
toks tipinis dalykas, praktiškai visi kreipiasi dėl to, kad nesusikalba. Nu, yra toks jausmas, kad nesusikalbu, bet aišku, po tuo nesusikalbu yra visi ant sluoksnių, kas po tuo slypi, ne? Kas pagrindas, tai tau atrodo, nesusikalbu, ką tu išgirsti iš karto? Negirdžiu, neklauso manęs. Jo, ta prasme, kad jie gynybiškai vienas į kitą reaguoja, ne, jie ginasi vienas nuo kito ir dažniausiai tai yra labai, labai standartiška, ne, kad partneriai vienas nuo kito ginasi, nes tas kitas visai nenorėdamas dažniausiai juos puola, žaidžia, paliečia kažką, kas juose yra jautru. Tokie uždega, ar ne, kažkokį jų signalą, kad viskas turi gintis, ar ne, ir tada gaunasi, kad nei vienas, nei vieno negirdi. Nesiklauso. Taip, nes jie gina save, kalba už save, o tu kaip čia viską blogai, o aš kaip man čia, žinai, ir tai viena iš svarbių dalių, ar ne, yra, reiškia, sustabdyti ir išgirsti, ar ne, paklausyk, ką girdi, persakyti, ar ne, dažnai būna taip su klientais, ar ne, kad pabūk advokatų dabar kitos pusės, ar ne. Taip. Tai toksai, kad pabandyk įsijausti ir tai būna kartais žiauriai sunku. Ir aš dažnai stabdau, ne, jūs jau kalbate apie save, ar ne? Jūs turite apie ją atstovėti, ar ją, arba jį, ne, atstovauti. Girdėti. Ir būtent, ir dažnai labai sunku iš viso atsitraukti nuo savo pozicijos, ar ne, kad, taip kaip aš matau ir viskas, ar ne, o kaip kitas mato, ką aš žinau, kaip tas kitas mato? Man net neįdomu. Nelabai įdomu, kaip tas kitas mato, ar ne? Čia tokiais galbūt kraštutinis vis tiek dažnai būna atvejais, aš turiu omeny, kad dažnai vis tiek žmonės, lyg ir turi polinkį atėję jau pasidomėti, ar ne? Bet yra tiesiog sąmoningai bando girdėti, bet kalba vis tiek per save, per savo prizmę, ar ne? Ir tada nieko nesigauna, ar ne? Ir aišku, tokie momentai būna, ar ne, kai tas kitas pasako, jau galiausiai gaunas jam kažką tai atspindėti, ar ne, ką kitas kalbėtis, mane suprato. O tu pastebėjai, aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad iš tikrųjų pač moterį mane tas labai, ta meilės kalba, ar kaip čia mes galim pavadintas, kad girdėtų mane, labai didelis poreikis yra, ar ne, tada tik aš jaučiuosi mylima. O šiaip, kai negirdi, tai net, jis manęs nemyli tiesiog, tai ką man su juo gyventi, jeigu baigėsi meilė, realiai galiu eiti iš čia. Jo, nes labai, iš tikrųjų, tame vėlgi, juk iš to kuriasi kontaktas, ar ne, tarkim, galbūt, tai sakai, moteriam gal labiau, gal iš tikrųjų vyrai kartais gali turėti tokį netokį intensyvų, tokį labiau kontaktą, žinai, kaip yra žmona ir yra gerai, nesvarbu, mes jo nekalbam, ten nebendraujam, nesvarbu, jinai vaikais pasirūpino, aš darbu pasirūpinau, tai aiškiai yra gerai, žinai, o žmona ten, tarkim, jis su manim ten nekalba, jis su manim nebendrauja, žinai, nėra ryšio, žinai, bet taip pat ir vyram būna lygiai taip pat, kad jiems reikia to ryšio, žinai, bet gal vyram būna tokių labiau truputį autistiškų, ar ne, požymių, ar ne, pas vyrus dažniau, o moteris labiau tokio komunikacija, ar ne, jiems yra svarbi, tai va čia. Yra toks, aš pastebėjau, žinai, yra tas toksai šiek tiek dažnesnis suvokimas, ne, kad aš esu mylimas, pavyzdžiui, per paslaugas, mano asmeninis vyras, jisai per paslaugas, aš jam paruošiu, ką nors ten skanaus pavalgyti arba pasirūpinu, ten, žinai, dokumentus sutvarkau, tai viskas, jisai didžiausiai meiliai gyvena žmogus, žinai. Man asmeniškai, tikrai, pavyzdžiui, man reikia, kad mane girdėtų, kaip ir mes kalbam, kad manęs paklaustų, žinai, kaip tau sekėsi, kaip tau diena praėjo, žinai, kad aš galėčiau pasakyti, ir, žinai, ne tik tai, kad aš pasakyčiau ir matau, kad, į sieną šneku, bet ne, aš dar paklausiu, nes, o tu čia tikrai tai buvo, žinai, kad, kaip ir išgirdo. Pavyzdžiui, mano vyrui tas sunku, jisai labai mokėsi to ir tebesimoko, tikrai yra visai kito charakterio, visai kitų poreikių, tai aš manau labai dažnai susiduriu su šituo ir bandyti matomai ir to, ne. Aš kažkaip dažnai, apskritai, aš dabar apie savo vyrą ir kažkaip galvoju, man su vyru, ar ne, aš vis pagalvoju, kaip man pasisekė, kad jis manim kalba. Manęs paklausyti irgi labai mėgsta. Ne visada, aišku, ne 100% jis ten turi man laiko ir, aš turiu omeny, turi įkvėpimo manęs klausyti, ar ne, bet dažnai mes netgi, toks būna pas mus, reiškia, kalbėjimas, pokalbis tarp mūsų, man labai juokingas tas mūsų pokalbis, žodžiu, aš kalbu apie tai, ką aš galvoju, garsiai galvoju, ar ne? Jisai yra tam pačiam kambarį ir garsiai galvoja savo temą. Ir mes vienas kitam, reiškia, sugebam, reiškia, ten, aš
jam ten pasakau, jo, nu taip, jo, čia tau ten, nu kažką, ne, jam kažką atspindžiu ir toliau tęsiu savo temą, jisai man irgi truputį atspindi ir toliau tęsiu savo temą. Tai taip, nu toks pas mus būna kartais kalbėjimas ir aš kartais galvoju, nu gerai, čia mes mastam garsiai dar, bet abu gerai jaučiamės. Tarsi pats su savimi ar ne, bet gauni vis tiek dar tokį feedbacką kažkokį. Jo. Fantastika, unikalu, iš tikrųjų galim, kaip sakant, skolinkitės, kas klausotės, darykit tai, o ką, kodėl ne. Bet aišku, svarbi ta dalis, kad labai yra tas lydu, kad jeigu taip abu garsiai kalba apie skirtingus dalykus, ar ne, jeigu tu net kreipsi dėmesio ir nesureaguosi į tą, ką kitas kalba, ar ne, jam tam kaip nors nepritarsi, ar nepasakysi savo kažkokio, ne, arba kad girdi, nepatvirtinsi, tai gali jau būti labai negatyvu. Ta prasme, tai gali sukelti jausmą, kad manęs visai negirdi, ar ne, nerūpi. Tuščia vieta čia šitoj poroje, ne? Taip, tai va čia toks, nu, tas niuansas vis tiek visą laiką yra svarbus tas girdėjimo niuansas, ar ne, kad visą laiką tas sąmoningumas, kaip parodyti kitam, kad aš tave girdžiu ir kad aš tave matau ir nu, tai yra svarbus elementas, ar ne, poros gyvenime. Čia labai svarbus ir aš netgi galvoju, vat, kiek net nesvarbu, netgi galvoju pačioj pradžioj gyvenimo, vat, nu, kiek tu ten pradedi, nu, ten pirmi tie 10 metų, mes iš tikrųjų tendencija rodyti, koks aš geras, ar ne, nu, toksai truputį, toks yra tas kariavimo momentas, toks konkuravimo, sakyčiau. Bet aš, vat, kiek pas save matau, net mes tikrai daug metų kartu, jau tuoj 30, bet nežiūrint to, išlieka tas poreikis būti išgirstam. Tai žinai, kas pasikeitė, aš galiu pasakyti irgi taip juokingai, pasikeitė tai, kad aš jau, nu, mes tiek jau dabar, žinai, perėjom į tą matyt stadiją tos draugystės, žinai, kaip vadinamas, kad aš jau, nu, kaip su draugu artimu bendrauju, kad aš galiu pasakyti, žinai, jis man ten pasakoja apie kosmosą ir aš sakau, žinok, man taip neįdomu. Davai, sakau, ką nors kitą šnekam, žinai, bet, nu, tikrai galiu tą pasakyti ir neįsižeidžia, bet tas, kad faina, neįsižeidžia. Arba aš ten, ką nors irgi tai jisai sako, ai, mano vyras neskaito mano knygų, žinai, tai aš galėčiau ten labai pykti. Aš ten nepykti, neskaito, nu žmogui neįdomu, žinai, jam tikrai įdomiau paskaityti apie kosmosą, ten apie kažkokias astronomijas, žinai, ten apie atradimus, man ten pasakoja, sakau, man taip neįdomu. Nu va, ir mes turim daug tokių neįdomių vienas kitam dalykų, bet, nu, ir nėra ko čia pykti. Nu jo, bet suprantu, tame vis tiek reikalingas sąmoningumas tam tikras, ar ne, kad priimti tai, kad kažkas, nu, tavo partneriui, tam artimiausiam, nėra daug. Arba nėra svarbu tai, kas tau svarbu, ar ne? Ir reiškia, tai yra vėlgi, tikriausiai, nu, vat, ir terapija dažnai, nu, su klientai ar nemokosi to, ar ne, kaip suvokti tą kitą kaip kitą. Nes dažnai būna, kad suvokia, jis turi kaip aš jausti, kaip aš galvoti. Nu, nesąmoningai, jie taip paklausė, sakys, ne, taip aš negalvoju, bet vis tiek gaunasi, kad vis, nu, lūkestis yra toks, ar ne? Ir dabar tas kitas taip nenori kaip aš. Žinai, nu, tas sukelia labai daug tada tokio, nu, vėlgi, aišku, susijęs su kokiais nors kitais dar dalykais, ar ne, ten kokius nors iš vaikystės ateinančiais ten visokiais, ten, tarkim, kad buvau atstumtas, paliktas kažkoks, tai, žinai, negirdėtas ir tada, nu, labai jautrumas kažkoks atsiranda, kad, nu, jau tu tai turėjau būti idealus, žinai, ir viską girdėti, ką aš sakau, ar ne? Užtikrintas tas įspūdis. Būtent. Klausyk, o kaip tau pačiai, visgi kaip jūsų šeimai, jūsų porai padėjo ar pakenkė būtent tas išvažiavimas, ne ta emigracija, nežinau kas, bet nu, dar gal vaiko atsiradimas, kaip pas tave ten visi? Šiaip, iš tikrųjų, tai, nu, dabar galvoju... Kas buvo lengva, pavyzdžiui? Nebuvo niekas sunku ir nebuvo gal niekas per daug skirtinga, tik tai tiek, kad mes labiau kartu, bet tai jau buvo toks laikas, nu, vyras buvo atostogose su vidurinė dukra, ar ne, ten jisai būdavo namie, bet aš, aišku, važiuodavau į konsultacijas, ar ne, tai aš išvažiuodavau, ar ne, jisai būdavo namie. Po to, reiškia, po to jis grįžo į darbą, ne, tai jis būdavo darbe, aš būdavo konsultacija, nu, mažiau susitikdama, ne, dabar galbūt mes esam labiau, nu, aš dirbu namie, vis tiek dažniau ten išeinu, bet kas kiekvieną konsultaciją, žinai, susitinkam, nes jis tada dažnai su vaikais, arba jeigu dieną, ta prasme, vaikai mokyklose, tai tada jis irgi ten savo šokolado fabrikėlėje dirba. Arba dar pakalbėti. Einame šokolado fabrikėlę. Tai va, bet iš esmės, ta prasme, kad šiaip mes labai esam kartu, nu, labai daug, labai mėgstam daryti kartu, va, toksai, nu, net vyras taip sako, kad anksčiau aš mėgdavau pabūti vienas, o dabar aš mėgstu pabūti su tavim, žinai. Nu, ta prasme, kažkoks toksai, va, kaip,
Tai mums tas atvykimas į Ispaniją, nu, jisai toksai kaip ir, nu, tiesiog kaip buvom, taip ir buvom. Nu, nebuvo, kad per daug kartu, ar ne, ten, tarkim, kad kažkokie ten dėl to turintis, nu, neatsirado jokių papildomų turinčių, ar ne, galbūt labiau toks, kad mes esam, nu, neturim, nu, į ką, nieks nepadės, nu, mes tik dviesi. Tas momentas, kur, aišku, gali ten kažkokių žmonių, ten vis tiek jau pažįstam kažkokių žmonių, bet vis tiek, nu, tarkim, kai namuose tai buvo, tai jeigu ką, ten, žinai, ten, nežinau, vaikus pas senelius nuvešim, ar dar kažko, dabar tik tai jau mes tuos vaikus abudu, ar negalim dalintis ir daryti, nu, daugiau tokio jau privalomo komandiškumo, ar ne, ta prasme, kad jau turim būti geresnė komanda. Komanda, jo, komandinis žaidimas, nes, žiūrėk, nelabai gaunasi, ne? Ignoruoti reiškia jau tada, nu, kažkaip to. Na, taip, žinai, vienas nuo kito priklauso, reikia labai, žinai, taip jautriai derintis, ar ne, nu, tarkim, kada aš galiu, jo. Kad ir, žinai, pavyzdžiui, kada aš galiu tartis konsultacijas, kad jam netrukdyčiau jo darbų daryti, ar ne, nu, kažkaip, žinai, kad tokį, nu, nes nepakviesi, kad kas nors pabūtų su vaikais, nu, galėtum ten auklės samdyti, nu, bet mes kaip ir verčiamės be to, žinai, bet toks jau yra. Padėjo. Nu, čia mes neskatinam, aišku, visų, bet... Ne, sakyčiau, kad nei padėjo, nei pakenkė, ar ne? Tik tai gal taip dar labiau, kad tai toks bendras projektas, kurį mes bendrai gyventinam, ar ne? Ir tokių bendrų projektų. Galvoju, čia bendras projektas, nes mano šeimoje lygiai taip pat, mes tikrai susižaidėm daug geriau, nes buvo toks, žinai, tu atvyksti į naują šalį, tu iš tikrųjų esi tik tai su savo pirmiausiai žmonėmis ir tada ta šeima tampa didelė, nu, tokia tikrai nenori, bet ta truputį prievartos ta komanda. Taip. Negali niekur išeiti, žinai, tu iš tikrųjų turi žaisti. Paskui adaptuojas ten jau tada gali, aišku, susirasti kažkokių kitų ryšių. Bet žiūrėk, dažnai, kad man tavie labai sužavėjo, tai tugi mokaisi dar ispaniškam universitete. Taip. Tai tu papasakok. Nes aš taip gal ir nežinau, kaip ten sugalvojai tą ispanišką, ten, kaip sakant, ispaniškai dar plus, wow. Jo, ispaniškai. Ir jo, aš sugalvojau tai visai, nu, ne visai savo noru, ta prasme, kad aš tiesiog noriu būti oficialiai psichologė Ispanijoje ir ispanai dėja nepripažįsta nei ten europinio sertifikato, kurį turiu, nei, nu, žodžiu, ne. Nu, pas juos yra biurokratija, pas juos savos taisyklės, savas pasaulis ir čia, žodžiu, Europos Sąjunga nieko čia nesvarbu. Žodžiu, jo, tai tam, kad gaučiau, reiškia, kad galėčiau būti oficialiai psichologė čia, ar ne, tai aš turėjau, reiškia, nu, aš visų pirma savo universiteto, reiškia, visus, ką aš baigiau, visus kursus, ten paėmiau visus popierius, apie kiekvieną kursą, kurį praėjau, aprašymus ėmiau iš universiteto, žinai, ir tipo nešiau į Čionais universitetą, jie ten, žodžiu, užskaitė kažkokius kursus man ir dalį kursų aš turiu, vat, nu, 10 kursų turėjau baigti, dabar jau liko vienas kursas ir dar darbą parašyti. O kaip greitai, klausyk, šakės, atrodo, ką tik neseniai tu čia man sakai, va, istorija. Ja. Tai va, tai žodžiu, tai kaip ir tas tvarkausi, esu taip ne pati geriausia mokinė, aišku, studentė. Drąsinti, nebūtinai mokyti 10-ukais, ne? Jo, nes kalbos barjeras ir šiaip, nu, man yra įdomu, tai, iš tikrųjų įdomu, nes aš ten žymiai, vat, ko aš gaunu labai šitam universitete, tai aš psichobiologijos, ne, būtent biologinių dalykų ten ir farmakologijos, ir nu, šitų dalykų, kurių Lietuvos universitete buvo mažiau kur kas, ar ne, aš taip, nu, žodžiu, labai sudėtingos temos, ar ne, bet tas yra įdomu, bet labai sunku. Ir aš neturiu tam, žinai, nu, kaip sakoma, man tiek, kiek aš sugebu, vat, nu, tarkim, tos pažymus, ten 5-tukus, 6-tukus gauti, man to ir užtenka, žinai, nes tai yra ir ispaniškai, ir dar plus šiaip labai sunku. Ir tavo dėl to nenukenčia, ar ne visai? Taip, kad man tiek užtenka, žinai, ta prasme, tai va toksai, nes jeigu taip išmokti jau labai gerai, tai turėčiau labai aukoti daug dalykų aplink, žinai, nu, ir vis tiek renkuosi neaukoti, kad, žinai, tiesiog, bet, nu, pasiemu tą, ką pasiemu, kas vat, nu, smagu, vat, kitokia ta sistemą, ar ne, truputėlį, bet tą kalbą palavinu to pačiu, ar ne, kažkokių dar, bet savo kaip psichologija, ir irgi gaunu, sakau, labai tą fiziologiją, tai man čia toks buvo labai stiprus toks pastiprinimas tų fiziologinių žinių, žinai, iš tam universitete. Jo, iš tikrųjų reikia, aš kadangi medikė, tai man labai padeda iš tikrųjų medicina. Nes Lietuva, nežinau, dabar man atrodo biškai daugiau yra tos fiziologijos įtraukta, bet kai aš mokiausi, tai kažkaip visai ten buvo mažai. Taip labai paviršium, tik tai labiau, žinai, o Čionais jie taip, nu, žymiai giliau eina, žinai, ta prasme. Nu, taip, nes visas kūnas, jisai tiek dalyvauja visame tame, žinai, emocinėme gyvenime, tai
yra žinutės siunčia ir labai nuskaityti jas labai svarbu yra. Klausyk, bet tai tu ką reiškia, tai tu nori konsultuoti ispanus, taip suprantu? Bet nežinau, ar, kaip kada nors galbūt. Aš turiu meni, kad aš ispaniškai kalbu, bet aš ispaniškai nesimčiau konsultuoti, ar ne, nes ne dėl to, kad kažkaip dėl savo kalbos ten pergyvenčiau, aš labiau dėl to, kad klientas galbūt, jam nebus taip labai, aš nepasakysiu tiek gerai ir tiek sklandžiai ir tiek lengvai, kaip kad pasakyčiau lietuviškai arba angliškai netgi, aš ir angliškai konsultuoju. Tai ispaniškai kol kas nekonsultuoju ir nežinau, po kiek laiko aš jau jausiuos, kad tikrai laisvai kalbu ispaniškai. Žinai, O aš, žinai, dėl to nekonsultuoju, pavyzdžiui, prancūzų, ar ne? Nors gaunu tokių užklausimų, žinai, pavyzdžiui, iš lietuvių šeimų, yra mišrios šeimos, sako, pakonsultuokit mano uošvį, žinai, čia labai reikia. Aš nekonsultuoju dėl to, kad aš nežinau iš tikrųjų šitos šalies gyventojų istorijos. Ta prasme, žinai, neturiu to pajautimo, to, žinai, kartų, tokio, žinai, to mentaliteto tikrojo. Nes, dėl ko mes dirbam su lietuviais ir dėl ko iš tikrųjų tai yra tikrai netgi per kelias kartas tas labai jaučiasi. Nesvarbu, kad jau jaunesnius už save konsultuoju gyvenančius ne Lietuvoje, ar ne, netgi kai kuriuos užaugusius ne Lietuvoje. Nesvarbu, jie nešasi iš senelių, prosenelių, savo tėvų, tuos, žinai, memus tam tikras, visokius įtikinimus. Jo, bet aš labai pajaučiu ir galvoju, tikrai būtų nesąžininga, žinai, aš dirbu Šveicarijoje prancūziškai, žinai, konsultuoju, bet kaip vaikų ir paauglių psichiatrė, tai yra, kaip normalu, žinai, tu esi. Kaip psichiatrinė konsultacija. Jo, tu yra gydytojas, tu žinai, diagnozės, tu ten, iš tikrųjų, aš norėdavau labai tos psichoterapijos, bet tokie, žinai, vis tiek daugiau paviršinė ir su vaikais yra kitaip. Su suaugusiais žmonėmis visgi reikia tą mentalitetą suvokti, tą turėti, žinai, pajautimą. Jo, aš suprantu, ką tu sakai, bet iš kitos pusės, tarkim, aš konsultuoju gan dažnai būna, kad poros mišrios, ar ne? Tarkim, vienas iš jų lietuvis būtinai. Nebuvo dar taip, kad būtų visiškai pora nelietuvių, kad nebūtų nei vieno lietuvio iš jų, ar ne? Bet kad tai yra, reiškia, mišrios poros ir tada, tiesiog, žinai, tas gal, aišku, kai pora yra būtent su vienas iš jų lietuvis, ar ne? Tai prasme, tai tada yra tas, kad natūraliai tu jau vieną pusę kaip lietuvė supranti labiau, ar ne, kaip tu ir sakai, bet kitos pusės ir tas visai, žinai, taip įtraukia kaip natūraliai, kad, tiesiog yra kitaip. Ir čia, mes tiesiog klausom, nesprendžiam, kas tai yra gerai ir blogai, o yra kitaip. Ir tai galbūt nėra tik tai apie tautas, bet aišku, kalbant apie tautinį tą identitetą, ar ne, tai yra tikrai skirtumai kur kas didesni būna, tradicijų, ar ne, kaip ten tavo buvo šeimose, kaip ten dar kažkokie, šiaip kaip pas jūs šaly, dažnai, ar ne, klausimas toks tada kyla, kaip pas jūs tas yra, kaip žiūrima į tai, kaip yra, žinai, interpretuojama, kaip tas yra, žinai. Bet taip pat galvojant ir šiaip, jeigu ir vienos tautos, lietuviai, ar ne, tai šita dalis irgi labai svarbi, kad kiekvienas, kad ir kaip mes iš to paties, bet mes iš skirtingų šeimų. O taip. Ir labai, labai skirtingų. Dažniausiai yra ateina, juk iš tikrųjų konsultacijas būtent iš tų labai skirtingų, ar ne, kur suderinti sunkiausia. Taip. Iš vienodų tai yra lengviau, nes tu tiesiog, žinai, O ką tu pastebėjai tose mišriose šeimose? Bet kokie, galbūt ar tu turi kokių pastebėjimų? O kaip tu konsultuoji, tai angliškai juos ar kaip ten? Angliškai, dažniausiai jo, angliškai. Tai, jo, galvoju, kas labiausiai, kitaip, ar ne, su to, tai yra tas, kad vis tiek yra kažkoks tai, egzistuoja tada kažkokie tai, reiškia, tie kultūriniai iš tikrųjų skirtumai visą laiką, ar ne, tai tada tą kultūrinį skirtumą kaip tokį, reiškia, irgi dažnai būna, kad reikia jį normalizuoti, ar ne? Kad tie patys lūkesčiai būna, kad čia tavo nesąmonės, čia šita viskas kaip pas tave, ar ne, nes pas mane čia taip kaip pas mane. Pas mane geriau? Jo, net natūraliai, ar ne, ir kiekvienas, ir ten maždaug kiekvienas pašiurpęs, kaip taip įmanoma, ar ne, kaip taip, ar ne, ir tada, kažkaip, ir tada, vis tiek atvirai, žinai, su atvirom mintim, atvira širdim, ar ne, nei tai, kad yra kitaip, ir gali būti kitaip, ir gali būti taip kitaip, kad net keista, kad taip kitaip gali būti, bet būna, ar ne.
Tai va čia tas su tom porom, kurios yra mišrios, ar ne, tai tas tikriausiai yra žymiai stipriau, ar ne, kartais, kad tas kitaip yra taip kažkaip keistai kitaip, nes taip lietuviškai kitaip yra dar suvokiamose ribose. Nu, žinai, tas, ir tą kitaip priimti yra dažnai yra sunki užduotis, ar ne, tai va čia dažnai, galvojant apie tas mišrias šeimas, ar ne, tai dažniausiai vis tiek tokia mintis, ar ne, kad mišrioje šeimoje tikimybė, kad bus problemų, yra visada didesnė. Nu, ta prasme, nes bus kultūrinis skirtumas papildomas, tas, žinai, dirgiklis, tai papildomas, reiškia, kažkoks tai apsunkinantis elementas. Nors nebūtinai, žinai, kaip ir visame kame nebūtinai. Ar tu susidūrei, pavyzdžiui, vaikų auklėjime, nes aš turiu tokių irgi kartais klausimų, žinai, nu, jo, nes, žinai, dvi skirtingos kultūros. Ką tu patari, pavyzdžiui, ne, kaip gal tu kažką tokio turi, nežinau net, pavyzdžiui, prancūzas ir lietuvė, ar ne, vat. Ir jie, nu, skiriasi vis tiek, žinai, vaikų auklėjimas. Jo, iš tiesų. Čia gal, nu, dar būna ten tų, reiškia, ir, nu, ten vis tiek europinės kultūros būna ten, tarkim, kažkur. Europinė, pavyzdžiui, net religijos kartais skiriasi, ne? Nu, būtent, kad ir religijos ar neskiriasi, ir tada tas vaikų auklėjimas taip yra tikrai vienas iš tų didžiųjų skirtumų, ar ne, tarkim, dar kaip būti ten vyru ir žmona skiriasi ne taip stipriai, bet irgi skiriasi kartais, ar ne, kur yra kokia moters vieta, kokia vyro vieta šeimoje, ar ne, va tie elementai labai skiriasi, kultūriškai nuspręsti yra, ar ne, dažnai, ir reiškia, ir vaikų auklėjimas, va irgi, va, būtent kaip yra vaikai, kaip jie turi būti šeimoje, ar ne, kas jiems leidžiama, kas ne, ar ne, tas labai, labai gali būti labai skirtinga, ir tada, reiškia, vis tiek su kalbiesi apskritai, nu, tokia esminė, galbūt pagrindinė tokia idėja, ar ne, su kuria einu pas poras, tai kad kaip bebūtų, ar ne, nei vieno tiesa negali būti vien tik vieno, ar ne, turi būti abi tiesos sujungtos, kad abu sutiktumėt, kad taip mes galim daryti, ar ne? Nu tai tarkim, auklėjime irgi, ar ne, kad tarkim, negali būti tik pagal vieną ir tik pagal kitą. Ir įmanoma tada, kai kažkokį sujungėt va tokį derinį tarp šito ir šito, ar ne, kad tai jau abu jaustumėtės, nu va, šitaip jau gerai, ar ne? Tas trečias taškas, ne, nes jeigu, jo. Tas yra labai sunku iš tikrųjų, ne? Nes visgi to trečio taško, be trečio žmogaus labai neranda žmonės, nes jie tiesiog žinot. Nes ten paklodę į vieną pusę, kitas į kitą. Ir nori, kad būtų tik taip, kaip man reikia, ar ne? Nes tas ėjimas į kompromisus, ar ne, aš pavyzdžiui, susiduriu dažnai, kad moteris sako, nu gerai, tiek to aš nusileisiu, žinai. Bet nusileidžiu po to, žinai, kai sprogsta, tai mažai nepasirodo. Čia yra viena iš problemų, beje, didelių, ar ne? Tarkim, būna taip tokie, tie, kurie naudoja tą nusileidimo techniką, nu, kad tik pykčių nebūtų, ar ne? Jo, kad tik nebūtų barnių šeimoje. Tai kuo baigėsi dažnai tokios situacijos, tai kad tas, kuris nusileido vieną dieną, pasako, aš nebegaliu, viso gero aš išeinu iš santykių. Labai dažnai, tikrai. Labai dažnai. Jo. Ir čia yra labai, kaip sakoma, tam, kuris prieš tai gyveno ir jam buvo labai patogu, nes viskas vyko pagal jį, žodžiu, viskas gerai, o dabar staiga, kodėl jai negerai? Jo. Ja, būna ir jam, nebūtinai jai, ne? Ir kodėl, kas negerai, nu kas, bet iš tikrųjų tai realiai, nu, kažkaip nepajautė tas, bet kartais ir sunku pajausti, Nes tau pritarė visą laiką, ar ne? Tau pritarė, o kaip tu gali žinoti, kad dabar nepritarė, iš tikrųjų. Ir aš pastebėjau, kad tai daro žmonės, kurie patys kilia iš konfliktiškų šeimų. Jie labai nori to konflikto, jie pavargė savo vaikystėje nuo šitų barnių, nuo tų tėvų, kurie ištisai draskydavosi, kapodavosi, ten žinai laksydavo, tai jie nusprendė, nu jau ne, aš tai jau nebūsiu kaip mano mama arba kaip mano tėvas, aš tai jau patylėsiu. Ir aš tikrai susiduriu labai labai gaila, nes tada supranti, o ką tada sakai, tai pamatai, tai palauk, o tai kas čia kaltas, taigi tu nusileidinėjai, ta prasme, tu pats save apvaginėjai, išdavinėjai visą laiką, ar ne, visą savo ten 20 metų. Ir po 20 metų staiga supranti, kad jau gyveni su kažkokiu žmogum, kurio tu nekenti. Na taip, nes natūraliai prisikaupė neapykantą per tai, žinai, kai nusileidai taip. Norėjai nesivarti, už tai, tikrai, kažkaip turbūt ir tu neskatini, kad visgi išsakyk savo poreikius. Taip, galbūt tai nemalonu. Na, žinai, dvigubi tokie, žinai, kad, ta prasme, vienas nusileidžia, o kitam labai sunku priimti, jeigu kitas turės nuomonę. Žinai, čia dažniausiai būna dvigubas, tas, žinai, toks, nes jeigu
vienas nusileidžia, kitas labai nori, žinai, taip, nu, irgi toks nėra labai dominuojantis, tarkim, ar ne, tai jisai vis tiek kažkaip tada, nu, tai tu gal geriau čia nuspręs, nu, žinai, daugiau, ne, bet jeigu vienas... Tada toks, ne? Ja, kas dažniausiai, reiškia, būna, nu, vis tiek dažniausiai vienas dominuojantis, o kitas tas, kur nusileidžia mažiau dominuojantis, ir ne, ir tas dominuojantis tada natūraliai dominuoja, nekyla klausimų, ar ne. Bet vėlgi, grįžtant prie to, kuris nusileidžia ir apie tą bijojimą konflikto, tai tikriausiai irgi dar viena labai tipinė, nu, kaip sakoma, problema. Tai yra vienas būdas, kaip būti konflikte netinkamu būdu, ar ne, kuris nepadeda, ar ne, o kaip tik galiausiai sugriauna. Yra taip pat ten, nu, žodžiu, kitokie būdai labai destruktyvūs, ar ne, kaip ten, žodžiu, ir susimuša tarpusavį, ir ko ten tik nebūna, ar ne, kokie būna tie konfliktai, bet iš esmės tai yra apie tą pačią temą, kad neturėjimas įgūdžių spręsti konfliktų taip, kad jie išsispręstų, ar ne, o nes sukyla emocijos ir ten, žodžiu, tada kiekvienas puola, vienas kitą ginas ir taip toliau, bet ir dažniausiai neprieina prie nieko. Išsipyksta, nurimsta, gerai, viskas nurima, dabar nekelkim šitas temos daugiau. Va. Nes vėl kils ir vėl iš naujo. Ta patį konfliktą, jie, reiškia, kartoja daug kartų, daug metų būna kartoja tą patį konfliktą, arba tos pačius kelis konfliktus iš esmės. Ką reikėtų daryti? Tai aišku, reiškia, tą ir dirbu su porom, ar ne, tai yra visų pirma išmokti, vėlgi čia klausimas tame labai svarbus elementas, ar ne, reiškia girdėjimas to kito pozicijos, ar ne, ir sugebėjimas būti, kad visada esu ir aš ir kitas, ar ne, tada konflikte galima labiau eiti, nu, išlikti tokiam kontaktą, žinai, man negerai, nu, ir kalbėjimas nuo savęs, ar ne, kad aš blogai jaučiuosi, man yra diskomfortas, nekaltinimas kito. Nes kai kaltini kitą, automatiškai tu gausi, atgal, labai daug. Ir čia apskritai, žinai, dar būna ten irgi konsultacijas, ir, nu, visi jau čia kalavijai ištraukti dabar pirminį į karą, žinai. Ir tikrai toks jausmas, žinai, nu, vienas pasako vieną, kitas tada kitą kalaviją, žinai, kitas dar kažkas stipresnė, žinai. O karas apie ką? Ir tada, žinai, taip klausia, apie ką mes čia dabar? Kas čia esmė, žinai? O ta esmė ten, tokia mažytė kažkur, nu, ne mažytė, jinai svarbi, jinai skaudi, jinai kažkaip, žinai, labai liečianti, bet visa tai, kas prisigeneruoja aplink, yra tiek, žinai, tiek daug to apie tai ir nepasikalbėta, žinai, apie esmę, žinai, kad ten, nu, nežinau, kad aš ten pažeidžiamas tame, kad man tai yra labai, žinai, nu, kai tokia situacija būna, man taip, man sukelia tada, nežinau, asociacijas prisiminimus, kaip ten aš buvau paliekamas, nu, pavyzdžiui, ne? Ir kai mes, tarkim, konsultacijose prieinam prie tų esmių, ar ne, kur ten tas, žinai, apie ką tai yra, ar ne, dėl ko aš taip reaguoju tokiose situacijose. Dėl ko aš taip reaguoju. Ir tada, reiškia, pradeda, nu, ir kai išgirsta, ir būna, aš nežinojau, žinai, aš ten negirdėjau, žinai, nu, ir tas labai fainas toks momentas būna, žinai, kai jie vienas kitą pagaliau supranta, dėl ko, apie ką yra tas, Čia mes... Jo, bet dabar aš pagalvoju, ką mes dabar darome, nes tavim, tai faktiškai, nu, jeigu kažkas klausos ir klausysis, tai iš principo, tai, nu, paaiškinimas ar ne kam reikalingas tas žmogus konsultantas. Kad jisai padeda, tai yra, tarsi, pačiam labai sunku surasti tą savo raudoną mygtuką, ar ne, kurį tau spaudžioja tas artimiausias žmogus, tu jį prisileidi labai arti. Pakeiti, reiškia, būnagi dažnai, kad ir tėvai spaudžia tos raudonus mygtukus. Tai, tu laik labai. Su tėvais, ar ne, kodėl būna blogi, nes paskambina mama ir pradedam minkyti tos mygtukus, tada aš ten verkiu, paskui savaitės sergu, žodžiu, man blogai. Tai, nu, tiesiog mama žino tos mygtukus ir jinai ten juos, kaip sakant, paminko. Ir tada aš jaučiuosi ten bloga dukra, ten bla 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 ir taip toliau, ar ne? Tai vyras daro tą patį arba žmona daro tą patį, nes tai labai artimi žmonės, mes prisileidžiam juos labai arti, mes prisileidžiam artimiau negu tėvus. Finale ar ne, nes mes su jais miegame, tai jau yra daug arčiau ir tada aš galvoju, ką tu dabar pasakėjai ar ne, ir aš tiesiog pabrėšiu, kad apibendrinsiu, kad visgi trečias žmogus, tas konsultantas, jisai gali padėti, pamatyti tuos, nu, raudonus skaudžius mygtukus ir tiesiog, nu, paprašyti nespaudžiokit vieni kitiems jų. Tai galvojant, čia yra ne tik, kad nespaudžioti, nes iš esmės tai gali atsitikti, kad vis tiek, tu, kad ir kiek sąmoningai žinos, vis tiek paspausi kažką, ne, bet tas sąmoningumas yra svarbus, nes aš tada žinau, kad jeigu taip bus, tai, nu, kitas jausis blogai, ar ne, bet gali būti, kad tai man, nu, aš negaliu kitaip padaryti, ar ne,
Arba nepagalvojau net, užmiršau, nu žinai, nesvarbu. Bet kita dalis taip pat yra svarbi, kad aš žinau savo mygtukus. Ir aš žinau, kad aš dabar ne apie jį čia pykstu, o apie savo skaudulį, žinai. Va, čia apie tai svarbiausia, būtent, kad... Ir tada, žinai, galiu su savo emocijom ar ne būti labiau sąmoninga, žinai, su tuo, kas man kyla, žinai, su tuo, kas vyksta su manim, kaip aš reaguoju, kaip aš priimu tą kitą, kaip aš jį matau, ar ne, kada jis man ten tampa demonu, ar ne, kaip man vis tik nepadaryti jo demonu savo galvoje, ar ne. Kaip, žinai, kad tada reiškia žymiai mažiau, nu tas ir konfliktas nebus toks stiprus, ar ne, lengviau išeisi iš jo, jeigu, žinai, suprasi savo kaip funkcionuoji tu, kodėl tai tave veikia. Ir kokiu būdu, žinai, tavo reakcijos į tai. Jo, nes dar paprašiau pasakykime, ne, kad visgi tas sužeistas vidinis vaikas. Tai reiškia gydyti ar ne tą vidinį vaiką, nes būtent tas mažas vaikelis, ta maža Aurima, arba maža Giedrė, arba ten maža Asta kokia, arba maža Jūratė, ar ten mažas Tomas, jie reaguoja būtent į tą išorinį kažkokį tai elgesį, ir kuris yra panašus į tos patirtas kažkokios. Taip. Ir dažniausiai tai yra vienareikšmiškai tos situacijos, kuriuose yra tokie nepraeinami konfliktai, ar ne, kurie atsikartojantis ir taip toliau. Ir dažnai būna, gerai susitarėm, bet vis tiek neveikia, nes iš esmės tai ne apie tą susitarimą, ne apie tą puoduką, ne apie tą, aš visiškai ne apie tai, o ten apie tai, kad aš jam nesvarbi, pavyzdžiui, kaip ir ten, kada nors buvau mamai, pavyzdžiui, nesvarbi, ar ne, ar ten ir tie dalykai tada įsijungia labai stipriai, ir tu gali tartis, kaip nori ten apie tos puodukus, bet žinai, po to tu jį padėsi ne tokiu būdu ir vėl bus tas pats jausmas, ar ne, ir vėl bus. Puodukas paskui bus kokia nors, žinai, užuolaida, dar tenkas. Taip, nes tai dažniausiai ne apie tai. Nors, porom iš tikrųjų dažniausiai ir būna tas jausmas, kad, visiškai dėl smulkmenų pykstamės, ar ne? Dėl visiško smulkmenų. Ir abu sutinka, taip, visiškai dėl smulkmenų, iš esmės nesvarbus dalykai. Dėl to, kad pykstasi tai ne apie tai, ne apie tą užuolaidą ir ne apie tą. Ne apie tai. Bet ar turėtų nesėkmės atveju tokių, kaip nesėkmingų? Ir kaip tave tai paveikia? Aš galvoju, kaip čia dabar vadinti tą nesėkmingą atvejį, ne? Tai, kad jaučiuosi, kad nepadėjau, aš dabar galvoju, žinai, nes vėlgi, kada tas baigtinis sėkmės, nes būna, kad, žinai, kad, tarkim, ten kažkokį paeinam, po to ten kažkaip nebebūna, tarpsi nutraukia, ar ne, tada po kurio laiko grįžta dar toliau, bet aš kažkaip galvoju vis tiek, kas yra svarbu, kad ir ten, nieko nepavyks, nežinau, atsisako, neišbūna tų visų konsultacijų ir taip toliau, kad vis tiek tai yra kažkas, ką jie kitaip pradeda, šiek tiek bent jau gauna kažkokią sėklą tokią, žinai, kad gal čia kažką ir kitaip galima matyti. Tai šitą vietoj aš čia per tą pusę interpretuoju, žinai, kažkaip tos nesėkmės nefiksuoju kaip nesėkmės, o labiau kaip kad, gerai, tarkim, neišeina dabar dirbti ir netoliau su šitai žmonėm, ar ne, jie patys nenori, ir tai yra jų apsisprendimas, jų sprendimas. Ir viskas yra gerai, žinai, bet svarbu, kad jie kažką išgirdo bent jau, žinai, toje vienoje, antroje konsultacijoje, žinai, ir jau žinai. Jo, aš irgi taip galvoju. Man tik tai galbūt toks vienas įsiminė atvejis, ar ne, kai iš tikrųjų labai stengiasi žmonės. Tai buvo gana senai, mes konsultavomės ir online, žinai, ir paskui net buvo atvažiavę, jie taip, žinai, tai intensyviai terapijai. Ir vyras inicijavo ir paskui, žinai, visgi jisai, kaip atsisakė toliau, žinai, tęsti. Ir, įvyko skyrybos. Bet man, žinai, buvo kažkaip, tada aš tą tokią priėmiau kaip nesėkmę, ne tai, kad mano nesėkmė, ar ne, bet, tą pralaimėjimą jų, nes, žinai, pats žmogus inicijavo, norėjo ir pasidavė. Tai aš, tai nebuvo mano nesėkmė, tai buvo, tos šeimos, ar ne, toks pralaimėjimas. Nes, tikrai labai buvo ten viskas galimybė. Galvojant apie skyrybas, kad tai pralaimėjimas, aš gal truputį plačiau tai žiūriu, ar ne? Tai yra, ne visada būna pralaimėjimas, ne visada. Bet dar ir kita pusė, ar ne? Galvojant, kad, tarkim, jeigu vis tik neišeina, žmonės vis tik neateina iki to tokio, kad galėtų santykyje vis tik kurti jį toliau, tai tiesiog yra realybė, ar ne? Taip yra, kaip yra, ar ne? Tikriausiai dar nėra, arba tiesiog kažkaip, žinai, turi savų priežasčių, ar ne, dėl ko vis tik jie nemato galimybės, ar ne? Bet taip pat galbūt tai yra jų tam tikro kelio
žinai, dalis, kur jie kituose santykiuose galbūt galės geriau, ar daugiau, ar žinai. Be jokios abejonės, tą, ką išmoko savo šitoj poroje, jie išsinešė į kitą porą, į kitą šeimą, į kitus santykius. Jo, tik tai, žinai, vėlgi, jeigu neišmoko, tai neišmoko. Taip pat, jo, ir tai iš esmės kartosis tas pats, ar ne? Aš irgi turėjau tokių klientų, ar ne, kur ten skiriasi, žinai, ten kitas santykis, ten viskas labai gražu, ten tobula, taip toliau, po kurio laiko su tuo kitu santykiu ateina dėl tų pačių problemų. Nes mesgi niekur, mes įsinešam viską su savimi. Nu gerai, tai dabar žiūriu, kad laiko nedaug, aš tai labai dar dar Sniegė, čia mano draugė iš Bordo dailininkė klausė, kurioje vietoje gyveni Ispanijoje? Altėjos miestelėje prie Alicantės. Žodžiu, išsirinkom dėl grožio, nes pats gražiausias Alicantės Feičiel miestelis. Tikrai labai gražu ten pas jūs, aš taip, žinai, tada atsimenu, tikrai grožis begalinis. Ir ten visokie mandarinai ir ten kas tik nori. Wow. Jo, nu va, tai Sniegė turbūt bus Ispanijoje, tai užsuks. Tai dabar žiūrėk, tai dabar noriu apie visgi jūsų vyrų, kaip aš jau ten irgi žinau, tai ką darot, aš galiu pavadinti, verdat šokoladą, ar kaip ten jis gamina? Ne, šokoladas neverdamas, gamina. Neverdamas, gerai. Jis verdamas, bet jis neverdamas, jisai tik tai ištirpinamas ir jisai negali. Blogai, nebus šokolado. Man papasakok, kokie labai įdomu, kaip čia tas, iš kur čia atsirado, kodėl ir kas, ką nors pareklamuok čia mums visiems dabar. Čia, reiškia, mes gaminam šokoladą, kuris yra saldintas datulėmis ir gaminam iš kakavos pupelių, ne iš masės, kaip dauguma, kažkokios jau fabrikuose pagamintos, ar ne, bet būtent perkam pupeles ir jas ten vyras kepa, iš tikrųjų vyras gamina, aš tik tai ten supakuoju, žinai, tos šokoladus ir šiaip apie juos kalbu. Tai reiškia ir tas būtent mūsų toks išskirtinumas, kad jis yra mažiau apdirbtas, ar ne, turi daugiau ten maistinių medžiagų, ar ne, kurios, tarkim, proceso metu, kuris būna labai ilgas šokolado gamybos, ar ne, pas mus mes jį sutrumpinę maksimaliai, ar ne, kad jisai užtat truputį kitos tekstūros, toksai, kaip kad netirpsta burnoje, bet toks, kaip tokia tekstūra, žinai, traški truputėlį, žinai, tokia tekstūra. Tai vat atsiųsiu tau paragaut. Būsi paskui užsakinėti. Dabar apelsinų sezonas buvo pasibaigęs, mes naudojam visiškai natūralius visus priedus, tarkim, apelsiną su apelsinų žievelė, ar ne, būtent žievelę dedam, šviežių ekologinių apelsinų, ir dabar sezonas buvo pasibaigęs ir dabar prasideda, tai vat gausim dabar šią savaitę ir tada jau padarysim apelsinų, atsiųsiu visų rūšių, žinai, paragaut. Tai žodžiu, tai mūsų, reiškia, tas principas yra toks, kad mes būtent mažiau apdirbam, mes saldinam datulėm, ar ne, tai yra ne cukrum, o datulėm, ar ne, tai yra džiovintas. Ar irgi malat kažkaip dedat, ar ne? Mes jau jas tokias perkam džiovintas ir maltas datulės, ar ne, ir taip pat, reiškia, dedam, apelsino žievelę, ar ne kažkoks ten skonis, apelsino ar dar kažkas, vanilės ankštis, tai yra kas yra iš esmės. Viskas natūralu, ne, ten mėtos lapeliai yra, ne kažkokie tai esencijos, tarkim, esencijos kaip po natūralu, bet vis tiek mes tokie jau patį tokį labiausiai, žinai, neperdirbtą. Faina, ar ne, va taip daryti, nes iš tikrųjų, čia kaip ir pats jautiesi toks ekologiškas, nes man, pavyzdžiui, patinka rūšiuoti šiukšlės, ten, žinai, tikrai išsinaudoti viską ten, kad neliktų, bet, tikrai toks malonumas viduje yra iš tikrųjų. Jo, ir mes pakuojam į popierių, ar ne, mes nenaudojam, kas, reiškia, jokių ten, kur būna folijos, ten plastikai ir taip toliau, ar ne, šokoladų pakavimą, kas kaip ir labiau apsaugo šokoladą, bet mes, rizikuojam biškį ir pakuojam, reiškia, į popierių, tik popierių, ar ne, yra tik popierius, tai irgi dėl to, kad yra pasvertimas idėjos, ar ne, tokio, žinai, saugojimo žemės, ir vienas dalykas, šokolado pati idėja yra, kad jisai būtų, žinai, sveikas, aš labai mėgstu šokoladą, ar ne, ir kaip vyras sako, svarbiausia, kad tu valgai mano šokoladą, žinai. Bet tai gerai. Bet, žodžiu, tai irgi ta tokia idėja, kad, iš tikrųjų labai nėra, tarkim, pavyzdžiui, šokoladai būna ten visą laiką vanilinas koks nors, ne vanilė, žinai, kažkos, žinai, pridėta visokių tokių, žinai, ten mes nenaudojam telecitino, tai yra to emulsiklio, kur irgi sako, kad emulsikliai dar irgi neaišku, kiek jie ten sveika ir kiek ne, žinai, ir tokį, kad būtų produktas tikrai sveikas, ar ne, ir malonus, ir žinai, saldumynas sveikas. Mes tikrai, reikia mums to saldumino, kaip sakau, poreikis visgi, ne, ir džiaugsmo suteikia.
energijos, nu, ir Ir tas jo. datulės, tai yra, tas saldinimas datuliam, tai yra tas, kad, cukraus ten kaip ir yra, tų datulių cukraus, ar ne, šiaip šokoladukė mūsų ten 25% cukraus, nors realiai datulių yra 35%. Tai yra, kad, žinai, kažkokia dalis yra cukraus, mažiau saldus. Bet kas dar yra, ten yra ir skaidulinės medžiagos, žinai, ir vitaminai, dar iš datulės, ar ne, ir įvairios medžiagos, kurios irgi naudingos. Tai yra viskas, kas mūsų šokoladė yra naudinga. Viskas turi vitaminų, viskas turi, žinai, kažko. Ir mes dar su Labu, Lietuvoje yra tikriausiai daug, nežinau, ar daug kas žino ar ne, bet Labu yra tokia įmonė, kuri gamina vaisių juosteles, iš vaisių tiesiog ten gryną paima, reiškia, gryną vaisių arba uogą, ar ne, su viskuo, su visa žievelė, sumala, išdžiovina ir tokias juostelės. Tai mes tas juosteles dedam į savo šokoladą, žodžiu. Tai kai kurie šokoladai yra dar su tom juostelėm, kas irgi truputį pasaldina, nes ten nėra irgi cukraus, ten yra tiek, kiek vaisiaus yra saldumo. Tai kai kurie tie su juostelėm yra biški saldesni ir su gabaliukais tos juostelės, žinai, taip pat tokie pas mus natūralūs produktai. Oi, klausyk, aš dabar pagalvojau, aš mačiau pas mus irgi Prancūzijoje yra parduoda tas vaisių, tokius džiovintus vaisius, ne pakelius, aš galiu pasižiūrėk, aš nusipirksiu ir pasižiūrės, kokia ten firma, gal tau irgi, ta prasme, bus aktualu, arba ten su jais bendradarbiauti, ar kažką, aš pagalvojau. Galbūt. Žiūrėsiu, dabar, kaip pasakei, aš kažkaip Labai svarbu yra apskritai, ką mes irgi labai žiūrim, žinai, kai žiūrim ten kokius nors džiovintus vaisius, nors ten, nežinau, konservantai dar pridėti, kad ten nesugestų, žinai, kažkas, dažniausiai labai retai, arba cukrus ten uždėti, ispanai ten cukrų, aliejų dar uždeda, žinai, ir tai yra jau ne, mes norim tiesiog vaisiaus, ar ne, ta prasme. Nes tikrai tada gali daryti tos vaisius, bet jos dar apdirbti kažkaip iš tikrųjų, čia reikia labai, iš tikrųjų, gerai sakai. Nes negali ir neišsilaikyti ilgai, jeigu ten, Taip, čia yra daug, žinai, tokių klausimų, ką ten galim, kaip galim, žinai, ir kiek tada galioja, ir kaip yra, nes viską turim natūraliai, be jokių ten konservantų, žinai, kad viskas būtų natūraliai. Ar ne, kažkaip žiūrėk, toks naujas, ar Lietuvoje būtumėt pradėję gaminti šokoladą? Greičiausiai ne. Ir čia kaip pradėjom gaminti, tiesiog vyras, kadangi, kaip gimdžiau, aš ten nuvažiavau po 3 mėnesių buvimo čia Ispanijoje, aš gimdžiau, ar ne, ir vyras pasiėmė atostogas, kaip Lietuvoje baigė darbą ir, žodžiu, pasiėmė vaiko auginimo atostogas, ar ne, jisai ir aš toliau konsultavau, jisai reiškia gavo, tas, kaip buvo atostogose ir mąstė, ką toliau veikti, ar ne, nes aš tai kaip ir turiu veiklą, ar ne, o jisai neturėjo. Tai jis ten mąstė, visai ten žiūrėjo, ieškojo ir sako, jeigu būtų Lietuvoje, nebūtų aptikęs iš viso tų kakavos pupelių, žinai, o čia jisai šiaip labai mėgsta gaminti ir net ten ypatingai eksperimentuoti, visą ką nors naujo, ką nors įdomaus pagaminti, žinai, jisai toks jam ten... Aš atsimenu, ten padažus kažkokius verda. Jisai jau seniai, žinai, norėjo kažką, žinai, daryti, nedaryk tu su maistu, čia bus daug problemų, žinai, jisai vis tiek apsiskirks su maistu. Tai va, bet kažkaip, tai va, tas gal nebūtų atradęs tų pupelių, žinai, būdamas Lietuvoje ir apskritai ta kažkaip idėja, nežinau, čia atrodo, kad, tikriausiai nebūtų gaminęs Lietuvoje, žinai, ir kažkaip man čia labai... Aš tai galvoju, žinai, man tas išvažiavimas, tai buvo toksai, savęs tokio daugiau, žinai, atskleidimo, nes tu vis tiek gauni daugiau tokių iššūkių, tai yra šalis, tu turi išmokti naujus dalykus, suprasti, ar ne, ir tai, tokį luobą, tokį jau užsidėjusi, truputį suskaido, žinai, apdaužo tave truputėlį ir tu gali save naują kažkaip atrasti. Jo, čia aš dar galiu apie vyro, tą karjerą maisto gaminimo srity, tai kai jisai buvo su mūsų vidurinė, dabar jie 9, ar ne, vaiko auginimo atostogas, jis buvo lygiai tokiu pat, kaip ir tam tikrą prasme tikslu, kad jisai nori dabar keisti kažką gyvenime, jau čia tiek laiko dirba tam pačiam darbe, žinai, ir dabar jau savo nori daryti, žinai, ten tos padažus virė, žinai, visą kitą, bet taip ir nebuvo įgyvendinta, žinai, iki galo, bet kadangi jau išvažiavom ir jau nebegali grįžti ir grįžo į tą patį darbą. Ir nebegali grįžti. Aš tau grįžo, žinai, kaip ant grandinės. Taip. Ir tada jau reikia kažkaip būti drąsesniam, žinai. Tai va, žinai, toksai kaip tokie matyti irgi tam tikra, žinai, situacija, kurioje tu įmeti save truputį iš to komforto į kažkokį diskomfortą, tu tada turi labiau padaryti, priimti sprendimų, priimti pokyčius kažkaip labiau, ar ne? Žiūrėk, pagal tą sisteminį ar nedėsnį, kad yra transformacija ir homeostazė. Tai homeostazė trauksim tave atgal, o transformacija, tai kaip
daugiau duodi transformacinių tų, žinai, dalykų, ypač kitas Lengviau tada pajudėti. nugali tas dėsnis, nugali ir tada žiūrėk, įvyksta tie pasikeitimai, kurie, aš galvoju, visgi mes, kaip žmonės, ar ne kaip asmenybės, einam tuo transformacijų keliu. Nes jeigu mes liktumėm, tai, kaip ir į kalną lipant, sustoji, tai kažkiek gali pastovėti, bet jeigu ilgai, tai pradėsi riedėti žemyn. Tai aš galvoju, kad visą laiką reikia truputį judėti. Tai aš galvoju, kad judėjimas tiksliuką, kur toliau. Aš galvoju visgi, tas judėjimas, žiūrėk, tikrai judėjimas iki pat, nežinau, paskutinių savo tų gyvenimo dienų, kiek mes ten gyvensim, bet tas judėjimas tas suteikia tokį jausmą, kad aš gyvas, ar ne? Nes galbūt irgi, žinai, nes ta tokia, kai tu matai, žinai, kažkokią perspektyvą priekyje, ką tu darai, kur link judi, tai tau viskas atrodo prasmingiau, tai kas yra, žinai. Ir ką, ir mes jau į pabaigą, bet aš dabar žiūriu, žinai, dar Lina parašė klausimą. Labą dieną, sakykite, kaip jaučiatės gyvendamos svetur ne Lietuvoje? Ar yra skirtumas? Mes čia šnekame apie tai, bet dar galim pasakyti, koks tavo skirtumas? Koks man skirtumas, tai oras visų pirmas skirtumas, ar ne, dėl kurio jeigu ar grįžti į Lietuvą, tai dėl oro nenoriu, ne? Šiaip Lietuvoje man irgi buvo gerai kaip ir čia, ne? Aišku, čia tiesiog, tai yra ne apie Lietuvą, bet tiesiog, kad mes gyvenam mažesnė miestelė, kur visur galim vaikščioti pėsčiom, kur daugiau galim ten pėsčiom, žinai, pasiekti. Tai tas yra toks pasirinkimas iš Vilniaus ten kamščių, ar ne, čia toks palengvėjimas tuo. Bet, tai yra tik tai pasirinkimo klausimas, kur, ar ne, apsigyveni. Bet iš esmės, aišku, yra tas, kad kitokie įpročiai pas žmonės, ar ne, kur irgi kartais atrodo, kodėl. Kai atvažiuoji, tarkim, atostogų, pradžioje, ypatingai pirmus metus, dabar tai kaip ir jau adaptavausi, tikrai, žinai, bet pirmus metus buvo tokie, žinai, taip, pas juos viskas kitaip, žinai, pas tuos ispanus, taip, kai atostogų atvažiuoji, tai nesimato, žinai, bet kai pradedi gyventi, ten ką? Kultūrinis šokas ištinka toks. Bet žinai, aišku, pasiruošė tam, kad jau nebus taip kaip Lietuvoje. Ir aišku, daug kas Lietuvoje lengviau, tarkim, kokias nors buhalterijas, biurokratijas kokias nors sutvarkyti, ar ne? Ir ten sako, kad čia sunku ten toje Lietuvoje, bet vis tiek ten labiau susikalbėsi su tom, žinai, kas ten tau padės ir tikrai lengviau. Čia nais tu kol ten perėsi ten tų institucijų, kol ten persiunti, nes tu iki ten, o dabar iki ten, dar ten nuikit. Reikia kietumo, atsparumo, tas tiesa tikrai, bet irgi Prancūzija irgi garsėja savo biurokratizmu bet skirtumas, pavyzdžiui, man skirtumas tai yra iš tikrųjų kultūrų skirtumas, kas man patinka, todėl, kad aš tada jaučiuosi, kad aš galiu dar, praplėsti, ar ne savo tą kultūrinį, ar ne, išprusimą, kuris visą laiką juokauju, aš atvažiavau galvodama, kad aš labai mandagi, tokia, žinai, visai šauklė, pasijaučiau tokia labai mužikė, palyginus su prancūzais. Man dabar labai smagu, nes, aš visgi jau dabar išmokau iš jų to kitokio mandagumo, ne, gero, geros dienos. Aš atvažiuoju į Lietuvą ir kartais kokios draugės man iš manęs šaiposi. Tu čia kažkaip prancūziškai šneki, nors aš lietuviškai sakau, pavyzdžiui, kokie vaistinė, žinai, pasiimu ir sakau, ačiū, geros dienos, žinai, bet ten gražios dienos arba gražaus likusio ten popietės. Taip, žinai, neįprasta, žinai, klausosi. Aš čia galvoju, bet dar labai norisi gal pasidalinti, aišku, tie ispanai irgi ten visokie nervingi ir pikti būna, ir visokie būna tie ispanai, ne, bet turi labai daug tokių raminančių posakių, štai ten, pasa nada, kaip nieko tokio, ar ne, ten, preokupės, ten nesijaudink, žinai, čia reiškia, todo bien, ten visą laiką pas jūs ten ir labai daug pozityvių, ten visokių, ten, žodžiu, estupendo, perfekto, ten, galim milijoną pasakyti pozityvių dalykų. Tai tas truputį galbūt skiriasi su lietuviais, ar ne, kad jie lietuviai labiau vis tiek taip santūriai giria. Aš galvoju, čia nėra blogai sako, kad nesijaudink. Taip. Kažkaip lietuviai labiau, žinai, dėl to jaudinimuose, kad, nieko, čia reikia pasijaudinti, viskas labai čia taip, žinai. Čia, žinai, nieko tokio. Kartais tai, aišku, yra minusas, nes jiems viskas nieko tokio tau reikia. Žinai, tai čia nieko tokio, kaip tai nieko tokio. Žinai, man dabar reikia. Man nieko tokio, jo. Tas kultūrų skirtumas, ne, iš tikrųjų, pavyzdžiui, prancūzai mane išmokė laukti. Bet manęs jaudinti, jeigu tu... Tai palauk, žinai, ten porą savaičių, tai čia kaip minimum, o gal ir mėnesį. Bet aš jau pripratau, aš galvoju, kaip gerai, kad aš pripratau, nes galvoju, Dieve, Lietuvoje, tai aš turiu viską ant rytojaus gauti, o geriausiai jau, kad būtų vakar, žinai.
kiek tai yra įtampos ir kiek tai yra streso. Palaukite savaitės, ir tau pasirodo, nebereikia to dalyko, žinai. Laukimas yra svarbi dalis kultūros. Snieguolė klausia, ar jaučiatės kaip namie? Čia jau tavęs klausia greičiausiai. Taip, kaip namie. Taip. Ta prasme, kad aišku, yra tas visą laiką galbūt toks jausmas, žinai, kad vis tiek čia, žinai, yra mūsų kaip ir iš kur mes esam, tai Lietuva, ar ne, ir mūsų tas supratimas vystėsi ten, ar ne, kaip kas turi būti, tai kai kurie dalykai taip atrodo, žinai, kodėl jūs nesusitvarka taip, kaip lietuviai susitvarko, bet taip gerai, tai viskas susitvarka, čia kaip ir poroja, ne, kodėl tu netoks kaip aš, žinai. Bet reiškia, bet iš kitos pusės tai vis tiek kažkoks toks jausmas, kad kai buvom Lietuvoje, dabar galvoju paskutinį kartą gal prieš 1,5 metų, ne per šias Velykas, nes per šias neįmanoma buvo, bet prieš tai buvom Lietuvoje ir toks jausmas buvo, kad, žinai, kad namo yra čia. Ta prasme, kad... Tavo daiktai, matai, aš tik tai yra mano daiktai ar ne mano, viskas, kur aš esu, žinai, pasidėjęs, reiškia, kur aš galiu, kur mano lova, Taip. Ten yra namai ir kur mano artimieji žmonės, irgi tas labai daug ką reiškia. Bet čia, žinai, gaunasi dabar iš dviejose šalyse, ne, ten ir mano dukra vyresnioji. Bet tavo dar dukra, matai. Sąlyginai. Sąlyginai jo tavo dar tėvai. Mes, kadangi jau kažkaip visai išsikraustėm, tai mums kažkaip iš viso jau čia, žinai, kaip ir viskas čia. Viena mūsų Londone, o šiaip visi čia, tai, žinai, kažkaip tas artimų žmonių buvimas yra tavo šeima ir viskas, ir tu čia tavo namai tiesiog, žinai. Žiūrėk, tai ką, aš dabar tikrai tiesiog noriu truputį dar paagituoti, užsisakyti Giedrės šokoladų, nes ir pati labai laukiu. Ir jo. Gūnydės kakao vadinasi, yra puslapis Gūnydės. Tai tu parašyk, žinok, pačia komentaruose, paskui parašyk apačioje, ne? Rasti, aš galvoju, tikrai, aš manau, kad tikrai labai fainas dalykas, tikrai, iš kur galima sužinoti, jeigu niekas nepasakys, ar ne? Beje, ir Lietuvoje jau yra prekiauja. Aš žinau, kad jau prekiauja, bet ir užsisakyti galima gerai, ne? Galima užsisakyti ir nusipirkti. Tai labai fainai. Tai tada tu parašyk, arba aš parašysiu, nežinau, kaip čia mes susitarsim. Jeigu kas nors, kas klausėtės arba klausysitės, pavyzdžiui, norėtų užduoti klausimų, tai aš irgi siūlau visai užduokit, parašykit ir mes su Giedre galėsim atsakyti, ar ne? Giedre mes skaitysim. Jo, Aušra mums sako, kad pasiilga mūsų. Aušra, aš tai irgi labai prisimenu tos mūsų mokymus ir tai fainai, ypač Aušra labai prisimenu. Jolanta, aišku, ir ten visus. Bet superinė kompanija buvo. Tai gerai, tai tada ką? Tai labai tau ačiū. Skiriai man to laiko, nes mes tu taip susirašom žinutėm, bet taip pasikalbėti ir nebuvo problema. Padarėm tokį labai fainą, kaip jūs sakiau, pramogaukim kartu, ar ne? Tai kam buvo klausėsi, aš manau, kad tikiuosi, tai buvo pramoga, tai tikrai nebuvo paskaita, tai buvo tiesiog pramoga ir poilsis. Tai ką, iki. Ir susirašysim, bet reiškia, irgi parašysim tos savo duomenys. Ate, geros dienos tau. Iki. Visą.